Laidoje Svajonių sodai dabar jau lietuviškos aktualijos. Spalio mėnuo pats tinkamiausias metas sodinti vaismedžius, vaiskrūmius, įvairius dekoratyvinius augalus, daugiametės gėles. Tačiau pats aktualiausias šiuo metu yra vaismedžių sodinimas. Pasak parduotuvių tinklo Žalia stotelė agronomės ekspertės Eglės Petkevičiūtės, svarbu paisyti keletos taisyklių. Tai parinkti tinkamą vietą, gerai paruošti duobę ir tinkamai pritvirtinti prie kuolo, tuomet augalai sėkmingai prigis ir gerai augs. Rinkite saulėtą vietą arba bent jau dalinai apšviestą. Galbūt kita situacija, turint itin mažą sklypą ar dalinai pavėsintą vietą, tada jau reikėtų atsižvelgti ir rūšis auginamas tose vietose. Galbūt vietoj saldžių trešnių nedideliame kieme geriau sodinti žemaūgę vyšnę, kuri bus saldžiarūgštė ir jai nereikės tiek daug saulės spindulių. Taip pat, jeigu turite aukščio skirtumus sklype, geriau sodui įkurti ir vaismedžių sodinti tiktų aukštesnė vieta, tam, kad būtų geras drenažas, tinkamas apšvietimas ir be abejo šalnų rizikos sumažėjimas. Aukščiau pasodinti vaismedžiai nors ir šiek tiek daugiau gaus šalčio, bet žemiau pasodinti galimai gali užmirkti. O tas užmirkimas žiemą kartais padaro daug daugiau žalos negu trumpalaikiai šalčiai, nes vis tiek veislės yra atrinktos, gana atsparios mūsų klimatui, puikiai net ir pašalusios regeneruoja ir dera, tad užmirkimas yra tikrai didelis priešas. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į duobės paruošimą. Labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad reikėtų panaudoti kompostą, biohumusą ar juodžemį, jeigu turime smėlėtą dirvą, nes ji yra labai laidi, greit išsiplauna maisto medžiagos ir šaknis tvirtai įkalus kuolų yra judinamos, tad augalas vargsta. Taip pat kitas atvejis, kai turim itin molingą dirvą, kuri nors ir yra labai maistinga, bet linkusi užmirkti. Tad maišydami molį arba pildami į duobę tik tai kompostą ar biohumusą palengviname ir taip sukūrėme galimybę neužmirkti ir turėti gerą ir tvirtą šaknyną. Štai turime kompostą su arklių mėšlu, kompostą su biohumusu. Tai koks turėtų būti santykis? Idealu būtų permaišyti turimą žemę lygiomis dalimis, bet jeigu tai yra molinga dirva, tai galima net ir 2/3 dėti maišant su moliu. Dar viena taisyklė sodinant vaismedžius – jam būtinas kuolas, nes praktiškai visi parduodami vaismedžiai yra žemaūgiai, o jų šaknų sistema yra paviršinė, tad papūtus stipresniam vėjui bus nutrauktos šaknys ir medis gali žūti, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė agronomė ekspertė Eglė Petkevičiūtė. Dažniausiai pasirenkamas ne tas kuolas, kuris reikalingas vaismedžiui. Tie žemesni kuolai yra skirti dekoratyviniam augalam kaip pušim. Labai dažnai įsigyjamas apie 1,5 metro vaismedis ir galvojama, kad užteks tokio kuolo, nes jis tarsi smeigiasi į žemę tik tiek, kiek yra nusmailintas. Bet taip išties nėra, priklausomai nuo įkalimo ar įkasimo būdo. Dekoratyviniams daugiau pušim mėgstama smeigti, vaismedžio kalamas vienas, o daug tvirčiau bus, jeigu bus įkalti 2 kuolai. Ir kalasi 1/3, o kartais net ir pusė kuolo ilgio į žemę. Rinkitės vaismedžiam tą aukštesnį kuolą, nors tai ir atrodo keista, kam jam reikia virš 2 metrų ilgio kuolo, kai sodinuko aukštis tik 1,5 metro, bet nepamirškite, kad reikia labai tvirto rezultato ir gana giliai įkalti. Tai pirmaisiais ir antraisiais metais yra beveik visiems vaismedžiam pasodintiem kuolas būtinas, vėliau jis reikalingas visą gyvenimą sėklavaisiam, ypač obelims žemaūgiams, taip pat koloniniams vaismedžiams. Tai Egle, pagal pirkėjų nuomonių tyrimą, jūs jau ne vienerius metus esate pripažįstami kaip ekspertiškiausia komanda, kuri ne tik tai pataria, bet ir pagelbėja, sprendžia tam tikras problemas, žmonės atvažiuoja su lapeliais pasisklausti, ką daryti ir kaip gelbėtis. Taigi dabar prašyčiau papasakoti, ką ekspertų komanda parinko šiais metais šio sezono sodinimui, vaismedžių sezono sodinimui, ką atrinko, kokias veisles ir kuo mes čia galėsime nudžiuginti save, savo artimuosius pasisodinę tas veisles.
Taip, turime atrinkę ir pastebėję iš gausaus vaismedžių ir vaiskrūmių asortimento tikrai solidžias, įdomias, laiko patikrintas ir tikrai atsparias veisles sodinti į mūsų sodus, praturtinti juos. Tai galbūt labiausiai populiarūs vaismedžiai visgi išlieka obelis. Tikrai visi mėgsta ne tik skanauti obuolius, bet ir spausti sultis. Dėl to labai populiarėja žeminės veislės. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į alvą veislę, kuri yra labai skani, vaisiai. Obuoliai yra ryškiai raudoni, su gražiu gelsvu minkštimu, sultingi ir, kas svarbiausia, labai atspari žiemos šalčiam. Pastebime ir kitą kryptį, tai yra miesto sodininkai arba tie naujakuriai, kurie turi mažesnius sklipus, todėl jie dažniausiai renkasi koloninės obelis. Tai viena iš tų laiko patikrintų ir populiarių veislių yra polka, kuri išsiskiria savo glausta forma. Jau užaugęs vaismedis te užima apie 0,5 metro plotį, bei gali pasiekti net ir 3 metrų aukštį, bet tinkamai genint, ši veislė tinkama netgi auginti terasose. Galite sodinti koloninius vaismedžius, tiek obelis, net ir į vazonus. Mes irgi išbandėme. Tikrai, nors ir derlius mažesnis, bet yra ką paskanauti, o to pačiu sukuriam ir tokį nematytą miesto sodą ir gražų želdyną. O dabar noriu pristatyti topą slyvų pasaulyje. Tai yra veislė Haganta, numeris 1 Europoje, tinka ir profesionaliems sodam, kadangi ši slyva užaugina vienus didžiausių vaisių tarp slyvų veislių, net iki 100 gramų, dideli, mėlyni su tokiu tamsiai sodriu geltonų minkštimu, lengvai atsiskiria nuo kauliuko, yra saldžios, sultingos ir tikrai labai skanios, tad kviečiu paragauti ir pabandyti užsiauginti. Na ir apie sodų karalienę, tai viena populiariausių ir geriausių trešnių veislių – Kordija. Uogos yra labai didelės, beveik juodos spalvos, labai vienodos, su gana mažu kauliuku. Tad didelės saldžios trešnės praturtins kiekvieną sodą, tai yra sodo karalienė. Tai tik keletas veislių, kurios gali šį rudenį papuošti jūsų sodą ir praturtinti veislių kolekciją.